Kartais būna žmonėms skauda kaklą ir galvos, dėl to jie negali pasukti. Tai priežasčių gali būti labai daug. Ką reikėtų daryti, kad apskritai neatsirastų tokios problemos? Tai pirmas dalykas, reikėtų palaikyti kaklo raumenų tonusą, ištvermę ir jėgą. Ir labai svarbus dalykas yra palaikyti optimalią kaklo mobilumą. Tai visi kaklo mobilumo pratimai, stiprinimo pratimai yra naudingas dalykas. O jeigu žmogus, tarkim, dirba sėdimą darbą ir tą kaklą laiko vienoj padėty ilgesnį laiką, pavyzdžiui, palenkęs į priekį ar kitoj ydingoj padėty, nesvarbu kokia ta padėtis yra, kūnui nepatinka užlaikyti tą vieną poziciją ir dėl to apsikrauna daugiau vienos dalies raumenis ir struktūros, dėl ko gali atsirasti grynai tos vietos sudirgimas ir ilgainiui tai gali privesti prie skausmo ir kitokio trauminio mechanizmo.